kai manęs atėjo garsai, kad čia yra daug karpių, linų, vėžių. Na, prūdelis ganėtinai nedidelis, tai būtų, na, gal kokie 500–600 metrų iš ilgio, nu ir porą šimtų į plotį. Takai numinti. Štai matosi vietos žvejybinės. Šiandieną tokia kaip žvalgyba. Pasižiūrėti, kas ir kaip. Gal šitą savaitgalį atvažiuosiu čia pažvejot. O! Va, matote, vėl žvejų išmindyta. Na, nežinau, žiūrėsim, bandysim. Visiškai šalia miesto. Miestas, štai ir namai matosi. Kągi. Šokinėti nieks nešokinėja, antis plaukioja. Nu, žiūrėsim, bandysim, kas toliau pažiūrėti. Oho, dalgio reikia. Apie erkės prisiklausęs, tai kažkaip ne visiškai malonu čia braidyti po žolynus virš galvos. Takas yra, kur jis eina, nežinia. Čia kaip Amazonės kokios dykumoje, tai džiunglėse. Nu jo, čia jau pelkė. Čia jau man nieko gero nešvečia. Grįžtam atgal. Gal kitą krantą nuvažiuosim pažiūrėti. Realiai man virš galvos. Piratas koks. Čia kažkoks lyg ir. Neįs čia, galva nusisukti. Geras. Nebežinau net kur palikau savo gelžinį žirgą. Nes atvykau su juo. Štai stovi gelžinis žirgas. Nu ką, kelkit pirštus į viršų, prenumeruokit, bus daug vaizdų. Iki pasimatymų.